Zanussi kambario projektas turi ne vieną tikslą. Tikslai yra keli. Vienas tikslas yra parodyti, jog jaunimas Lietuvoje yra iš tiesų gabus ir sugeba ne tik tai gerai mokytis ir rodyti gerus rezultatus, bet sugeba ir būti iš tiesų visuomeniškas, originalus ar kūrybiškas. Taipogi palėtėme ir kitą jautrią studentams temą, tai yra bendrabučiai. Iš tiesų yra problema Lietuvoje, kad ne vienas bendrabutis, ko gero, prašosi didelio kapitalinio remonto. Tai tikimės, kad šitas Zanussi kambarys bus tas pirmasis žingsnis, tikėkime, kad sėkmingas, kuris leis toliau efektyviai gerinti studentų buitį. Pirmiausia, tai įspūdžiai yra nuostabus, čia kas be ko. Kambarys iš tiesų atrodo netgi geriau negu per internetą. Noriu pagyventi kaip Inkstas Tiltuose, pasidžiaugti aфиgenų studentiškų gyvenimų ir nebeveš žmonių iš proto savo grojimu. Įspūdingas, pamačius tos kambarius, gyvai daug įspūdingiau atrodo, ne iš tikrųjų nuotraukas. Nes iš tikrųjų gyvenimas pasikeistų kardinaliai, nes mūsų naujas kambarys, tai yra senas kambarys, su grotomis, iš tikrųjų nei saulės nematom, saulė net nepatenka, šviesą visada jungiamės ir iš tikrųjų studijuojam, tai norėtume naujovių. Labai erdvu. Na, mano būtų šiek tiek erdvesnis, bet čia labai šviesu, čia manyčiau šiek tiek geriau negu kitur. Ne, čia tik tais nuo kameros tiek šviesu. Bet labai nauja. Ir siubingai būna reikla čia vakarėlį. Kas savaitgalį. Kodėl jūs dalyvaujate apskritai šitam kursui? Čia gera? Nes reikia dalyvauti. Tik tai ateik ir pasiimk. Viską patikė nakstudės, tik ateik ir pasiimk. Tai kaipgi nepavyks. Živilė Kaušakytė ir Dovilė. Žinojom! Živilė ir Dovilė! Pažadam pasikviesti į vakarėlį, išnaudoti visas Zanussi galimybės. Pažadam įvykdyti pažadus, kuriuos jau pažadėjom prieš tai. Su Zanussi atsipūsi. Ir mes tikrai atsipučiam, čilkampelis. Atsipūtusas. Dabar sakome nebe ar tu jau barakė, o ar tu jau namie. Taip. Labai patinka komfortas, kurį mes čia turim, kad nereikia lakstyti kažkur, norint pasigaminti valgyti arba nusiprausti. Ir tiesiog patogumas ir graži aplinka. Mano kampelis yra juodai geltonas. Jis man patinka labiausiai, nes ten aš galiu gaminti maistą. Turime smulkintuvą, be kurio aš dabar jau negaliu įsivaizduoti mūsų, pavyzdžiui, trintos sriubos. Be mikserių ir visų kitų buitinių įrankių, kurių anksčiau neturėjom. Virtuvė man čia yra didžiausias turtas. O reakcijos? Vau! Bet tai kaip fainai! Čia pasiskaičiu! Nesąžininga.
reakcijos yra visokios. Visiems labai įdomu apžiūrėti visur viską, atidarinėti visas spintutes, pamatyti, kas kur integruota. O čia taip ir buvo, tai jums čia davė su viskuo. Tai jums čia šitą butą padovanojo, šios gyvensi. Tai jūs čia nemokamai. Visiems kyla tokių įdomių klausimų, bet tai natūralu. O būsimų konkursų dalyviams norim palinkėti ryžto imtis ir pradėti dalyvauti tokiuose konkursuose. Ne tik čilinti. Taip, ir būti kūrybingiams visose srityse. O nelaimėjusiem norėčiau iš tiesų padėkoti, kad jie dalyvavo ir, kaip mes pastebėjome, jie įgijo daug žinių dalyvaudami ir daug pasisėmė gerų įspūdžių. Tai sėkmės linkiu sekantiems dalyvaujantiems, nes sekantis konkursas nuo kitų mokslo metų.